Sveiki visi, šiandien servise 007 finišuojam ir turim paskutinę darbo savaitę šiais 2024 metais. Na ir vieni paskutiniai modelių, kaip matot ant keltuvo, Chrysler Pacifica. Na ir šį kartą jau norim pristatyti atliktus dujinės įrangos montavimo darbus, kurie yra sumontuoti į Volvo XC90. Labai gero stovio Volvo XC90, vienas paskutinių šių modelių. 12 metai dokumentuose, 3,2 varikliukas, 6 cilindrai eilė, nepilnai 180 kW ir be abejonės visų 100% važiuos ir važiuoja. Ir tikrai važiuos ir problemų nekels su kokybiška, gerai sumontuota Landi Renzo dujinė įranga. Apie jos komponentus trumpai pabandysiu papasakot. Tai Landi Renzo Evo OBD pats valdymo blokas yra pamontuotas maždaug šitoje vietoje po priekiniu stiklu. Labai jam ten gera vieta, saugi vieta, patikima vieta, nešlapia vieta. Tikrai jam labai gerai tenai atsirast, juo labiau mes variklio skyriuje kažkur neturim, nes jeigu pasižiūrėsim variklio skyriui, kur yra sumontuojami dažnai kai kurių dujininkų valdymo blokai, tai jie paprastai tikrai arba trukdo, arba atrodo neestetiškai, netvarkingai, tai tikrai jam čia yra tikrai labai puikia vieta, saugi vieta. Šitame kampe turim sumontuotą Landi Renzo Li10 Turbo Oversize patį našiausią ir galingiausią dujų reduktorių. Dujų padavimas keliauja į patobulintą dujinės fazės filtrą su surinkimu, kurį, kaip matote, pakeis būtų visai nesunku. Uždėjus ranką, atsisuka pačia, pasikeičia elementas, aptarnavimas paprastas, patogus. Slėgio davikliukas ir dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklį dengiančią plasmasę. Pati ta plasmasė yra tvirtai savo vietose. Priekis padaryti truputėlį pakelimai be abejonės tam, kad tie purkštukai tilptų. O yra sumontuoti Landi Renzo grupė priklausantis AEB A+ dujiniai purkštukai. Purkštukus esame sujungę per vidurį ir dujas paduodame gražiai iš abiejų pusių į kiekvieną jų. Tam, kad turėtume vienodą dujinį slėgį visose purkštukuose, be abejonės galėtume tinkamai jį sureguliuoti kuro mišinius, padavimą visose tiek apkrovos, tiek temperatūriniuose režimuose. Kaip žinia, Volvo turi ir slėgio daviklį, kuris matuoja kuro reilę benzino slėgį. Tai tam, kad tas daviklis neišprotėtų važiuojant dujomis, kadangi natūralu, kad slėgis kiltų, yra sumontuojamas, programuojamas slėgio emuliatorius. Labai patikimas sprendimas, jokių papildomų grįžimų, jokių ten vadinamų liaudyje bratkių kuro ir panašiai, kas yra aišku ir pavojinga, ir nesaugu, ir visokių prisižiūrim sprendimų, bet jau eilę metų yra specialūs simuliatoriai, kurie tas problemas eliminuoja ir labai gražiai viskas dirba taip, kaip turėtų dirbti. Skystos fazės filtras taipogi lengvam prieimui štai šitoje vietoje. OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Pakankamai gražiai jisai čia atrodo, puikiausiai tinka, tikrai labai gera vieta taip pat. Na ir dujinės įrangos saugiklis prie pliuso, kur čia uždėta ant plasmasės pliusas, nes akumuliatorius yra bagažinėje. Tai čia mes turim jį išvestą irgi taipogi patogiai, tiek apžiūros metu dažnai reikia tą vietą žinoti. Na, visi darbai yra atliekami kokybiškai pagal aukščiausius kokybės standartus. Lygiai tokie patys standartai yra taikomi montuojant dujinės įrangas į visiškai naujus automobilius. Tai reiškia, kad naudojam ir kokybiškas žarnas, ir spyruoklinės sąvaržas, ir specialius laikiklius, ir dujinės įrangos laidyną adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Visus laidus mes įvelkame į apsauginės gofras, atitinkamus jų ilgius parenkam be abejonės, kiekvieną kontaktą lituojam ir tas gofras papildomai izoliuojam. Jeigu pasižiūrėsime variklio skyrių, tai identiškai turim padarytus ir originaliai esančius čia laidus. Tai va, tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kur jo pagidauja klientas. Šiuo atveju turim štai šitoje vietoje, pridėsiu nuotrauką, bus galima geriau pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo. Pildymą turim prie benzino užpilimo vietos. Štai šitoje vietoje mes atsidarom, įsisukam, reiškia, perėjimą ir iš karto galim piltis pildymą. Na, o patį dujų balioną mes turim sumontavę be abejonės apačioje, atsarginio rato vietoje. 63 litrų balionas, kablio galas išsikišęs truputėlį maskuoja tą balioną, neatrodo jisai labai išlindęs. Pagal visus tech reikalavimus jisai ten ko puikiausiai telpa, yra sumontuotas Bormech gamintojo balionas bei papildomai padengtas antikorozinė danga. Nors ir pats balionas iš tikrųjų yra vienas atspariausių turbūt korozijai ir vienas geriausių kokybės variantų, ką galima šiandien rinkoje pasiūlyti ir montuoti. Tai va, tai tiek apie Landi Renzo dujinės įrangos montavimą į XC90. Jei kažką panašaus vairuoti, planuoti įsigyti, kreipkitės, tikrai 25 metais lauksim ir bandysim padėti. Ačiū.